Jau anksčiau pirmąją vietą reguliariajame sezone užsitikrinęs Kauno Žalgiris Vilniuje nugalėjo Ryto komandą, nors į sostinę atvyko be 4 lyderių. Pasak Tomo Masiulio, penktadienį vietą Eurolygos ketvirtfinalėje užsitikrinę žalgiriečiai po pergalės prieš Paryžiaus klubą. Prieš šias rungtynes neturėjo nė vienos treniruotės. Žalgiris į Vilnių atvyko be Silveno Francisko, Mauzeso Vraito, Ąžuolo Tubelio ir Nigelo Williamso Gosto. Rungtynės geriau pradėjo šeimininkai. Po pirmųjų 10 minučių jie turėjo 6 taškų persvarą. Bet antrojo kėlinio pabaigoje Žalgiris laimėjo atkarpą 17-4 ir perėmė iniciatyvą. Nors sirgalių palaikomas Rytas po ilgosios pertraukos atsitiesė ir vėl įgijo 5 taškų pranašumą, lemiamame ketvirtyje Žalgiris surakino šeimininkus geležinę gynybą. Rytas net 6 minutės nepelnė taškų ir jau 5. kartą šį sezoną turėjo pripažinti Tomo Masiulio vadovaujamos komandos pranašumą. Manau, kad rungtynės kontroliavimo gynyboje nesisekė, gal tie metimai nekrito, bet kaip visą laiką sakom, turim kontroliuoti rungtynės gynybą, nes metimai vieną dieną krenta, kitą nekrenta. Nugalėtojams Edgaras Ulanovas surinko 17 taškų, Arnas Butkevičius 13. Beveik visus taškus pelnė lietuviai. Vos 2 prie pergalės prisidėjo Maudolo. Smagu už lietuvius, kad tikrai žaidė, supranta šito rungtynių svarbą ir naudojasi savo galimybėmis, savo šansais ir smagu už juos tikrai. Ryto gretose rezultatyviausias buvo 13 taškų pelnęs Augustas Marčiulionis. Martynas Echodas ir Martynas Paliukėnas pridėjo po 11. Žalgiris šiuose rungtynėse atkovojo 45 atšokusius kamuolius, vilniečiai 9 mažiau. Ir tai anot Giedriaus Žibėno viena iš kertinių pralaimėjimo priežasčių. Pagrindinė pralaimėjimo priežastis yra lenta ir kai duodam 40% varžovom po pramestų metimų atsikovot kamuolius, tai sunku yra kontroliuoti tokią komandą. Emocijos yra emocijos, nesmagus pralaimėjimas mums, bet reikia tokių sezono metu žiūrėti didesnį paveikslą, jo didesnis paveikslas mums sako tai, kad turim žaisti geriau.